Ballymahan Community Alert programa buvo sukurta 1984 metais, bendradarbiaujant su Engarda Shohana. Ji buvo sukurta reaguojant į didėjantį nusikalstamumą Airijos kaimo vietovėse, ypač į išpuolius prieš pažeidžiamus žmones, pagyvenusius ir vienišus asmenis. Tai visų pirma savanoriška nusikaltimų prevencijos programa kaimo bendruomenėms, kuria siekiama paskatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti gerinant gyvenimo kokybę ir saugumą bendruomenėje apskritai. Ballymahan Community Alert grupė buvo įkurta 2012 metais. Ją sudaro 22 teritorijos pareigūnai, komiteto nariai ir beveik 300 tekstinio žinučių perspėjimo programos telefono abonentų. Mes tiesiogiai palaikome ryšį su vietos, regiono garda, o visus abonentams siunčiamus tekstinius pranešimus tvirtina garda. Mūsų misija yra skatinti bendruomenę siekti gyvenimo kokybės, pasitelkiant partnerystę, komandinį darbą ir gerus kaimininius santykius, kurie mažina nusikaltimų poveikį ir baimę. Užkirsti kelią nusikaltimams, mažinant nusikaltimų padarymo galimybės. Gerinti gardą ir bendruomenės ryšius, skatinant gyventojus kreiptis į vietos gardą dėl bet kokios įtartinos veiklos. Didinti bendruomenės saugumą. Didinti visuomenės pasitikėjimą Engarda Shohana, užtikrinant geresnį bendravimą, konsultacijas, paslaugas ir grįžtamąjį ryšį su vietos bendruomenėmis. Puoselėti vyresnio amžiaus ir pažeidžiamiems žmonėms rūpestingą aplinką. Plėtoti ir palaikyti partnerystę bei daugiainstitucinį požiūrį ir kovoti su antisocialiniu elgesiu, įskaitant grafiti ir priekabiavimą. Skatinti sporto ir poilsio infrastruktūrą, jaunimui ir aktyviai skatinti jaunimą įsitraukti į visų lygių kaiminystės stebėjimo veiklą. Skatinti tarp kultūriškumą, supratimą ir pagarbą. Ballymahan Community Alert yra suskirstyta į 22 sritis. Už kiekvieną iš jų atsakingas bent vienas srities pareigūnas. Apylinkės pareigūnas yra bendrijos perspėjimo sistemos atstovas savo apylinkėje. Šis asmuo taip pat yra kontaktinis asmuo konkrečios teritorijos gyventojams. Rajono pareigūnai budriai stebi paskirtoje teritorijoje gyvenančių asmenų saugumo poreikius, veiklą ir koncertus, apie kuriuos vėliau praneša Engarda Shohana, o po to už policijos procesą visiškai atsako garda. Mūsų grupės susitikimai vyksta kartą per metų ketvirtį ir yra atviri visiems. Visa informacija skelbiama Ballymahan Community Alert Facebook puslapyje. Ballymahan Community Alert valdo tekstinio perspėjimo sistemą, kuri dabar yra Longford Text Alert dalis. Tai nusikaltimų prevencijos sistema, skirta ankstyvam pranešimui ir informavimui. Visus tekstinius pranešimus autorizuoja garda, o prie paslaugos užregistravusių asmenų asmeniniai telefono numeriai saugiai saugomi paslaugos teikėjo serveriuose. Ballymahan Community Alert visiškai laikosi asmens duomenų saugos nuostatų. Parsisiuntus Longford Text Alert mobiliąją programėlę ir užsiregistravus joje, visuomeniai leidžiama pasirinkti, kaip gauti pranešimus žinute, tekstinis, elektroniniu paštu ar abiem atvejais. Kartą per metus organizuojame lėšų rinkimo renginį Coffee Morning Ballymahane, kad surinktume lėšų reikalingų administracinėms išlaidoms, susijusių su savo sistemos veikimu, padengti. Kviečiame prisijungti ir prašome mus paremti. Nuo 2023 metų taip pat veikia naujoviška, nemokama ir konfidenciali tekstinių pranešimų paslauga See Something, Say Something. Matau kažką, sakau kažką, kuria naudodamiesi Longfordo gyventojai ir svečiai gali iš karto pranešti apie incidentus gardai. Ji buvo pradėta teikti 2023 metų lapkričio mėnesį per Longforde vykusį nusikaltimų prevencijos ekspo ir informacinį renginį. Visuomenės nariai gali anonimiškai ir nemokamai pranešti apie socialų ar įtartiną elgesį, siųsdami SMS žinutę Longford numeriu 50555. Sistema See Something, Say Something buvo įtraukta į Longford vietos bendruomenės saugumo partnerystės veiksmų sąrašą ir yra viena iš Engarda Shohana ir Longfordo vietos bendruomenės saugumo partnerystės įgyvendinamų bendruomenės įtraukimo priemonių. Šis pranešimo metodas taikomas visoje Longfordo grafystėje, įskaitant ir Ballymahan miestą.
Apibendrinant galima teikti, kad Ballymahan Community Alert sistema siekiame užtikrinti, kad Ballymahanas ir jo apylinkės išliktų maloni, saugi vieta, kurioje nebūtų antisocialaus elgesio, kuriuo bendruomenės nariai neturėtų toleruoti ir netoleruos. Daugiau informacijos rasite mūsų Facebook puslapyje Ballymahan District Community Alert, Ballymahano rajono bendruomenės įspėjimas, ir jį pamėkite.